Mes iki parduotuvė. Važiuojam! Čia šiauriausias dalykas, kokį sudaręs. Oh my god, aš nesu. Vienas! Čia negerai. Palaukti, čia blogiau negu aš galvojau. Negalima. Ištryniau! Viskas! Nesąmonė! Sąmonė, kodėl? Vienintelis niuansas, iš pradžių jie nežinos šio žaidimo taisyklių. Iki! Oi, nu bus dramos dabar. Visi esat? Sorry senė, bet tu su savo šitom pagirom, su to krepšeliu, nebuvo skanu. Aš tikiuosi, jis nežiūrės šito video. Ką čia užnekiau prieš mane konspiracijos vėli kažkokia? Galit man duotas 500 eurų ir viskas važiuoju namo. Ele. O tai ką man daryti, ką jūs nori, kad aš daryčiau tada? Jo, dabar trečia nakties. Chebra, ką? Sveiki atvykę į pirmasis iki žaidynės. Arba naktis iki. Dar dėl pavadinimo neapsisprendėm. Šiandien visą naktį praleisime čia parduotuvėje ir mūsų chebra rungsis už 500 eurų dovanų kuponą. Tai pradedam! Mes iki parduotuvė. Gerai, dabar turite 1 minutę tam, kas pasiskirstyti į 2 komandas. Tai mes. Aha, nori? Nori? Viskas pasiskirti. Viskas mes tyliai. Taisyklės labai paprastos. Komanda, kuri pirmoji suskaldo šitą ledą, ištraukia iš ten raktą ir atrakina spyną, laimi. Ir kiekvienas komandos narys gauna po 1 tašką. Bet dabar jūs turite išrinkti komandos kapitoną. Kapitonas bus pirmasis, kuris bandys suskaldyti ledą 1 minutę. Jis tik vienas dirbs. O tada po minutės ateina visi kiti ir tada kapitonas jau nebegali nieko daryti, tik nurodinėti, padėti žodžiais. Kas nori tai daryti? Jis nori. Nu davai. Netikiu sudaužys. Tik daužysis plyteles. O kas jeigu numetam jį ant grindų ir su stolu daužom? Čia pagalvokit strategiškai. Jis dirbs 1 minutę, o po to jis nieko nedarys, tik stovės. O mes galim šiaip druskas varyti. Bet per minutę, žinokit, ne visur mes tokie greiti. Davai, tai kai pradėsim. Ne, kai pradėsim. Tai varyk pirmą. Pirmas turi tas, kur gali daug suvaryti turbūt. Pirmas, kuris gali... Koks tikslas, negu aš vis tiek vienas padarysiu Mažiau. Koks prasmės, žinok. Ne, tu daug pavarysi, aš tavim tikiu. Gerai, kas yra komandos kapitonas? Čia yra jūsų įrankiai, jūs turite 1 minutę. 1 minutę. Pasistengkite šitos minutės ištraukti maksimum. Palaukit. 3, 2, 1. Sergijus Palas. Palaikysi stalą, varai. Ne. Daužyk. Greičiau. Čia blogiausias kompas pasaulyje. Daužyk. Davai varyk. Daužyk tą lynų. Varai, kaip už tėvynę. Labai gerai. Šiomas galvan. Gerai. Ta pačia vieta. Gerai. Svarbiausia, kad kubas. Bet aš svarbiau, kad nenuvirstų kubas. Gerai. Davai. Let's go. Let's go. Gerai, atsargiai. Atsargiai. Varyk iš viršaus, varyk! Dar! Važiuokite daug. Varyk! Čia kur raksam. Kažkur čia. Per vidurį. Laba. Varyk! Kur raktas? Varyk. Šalia. Kur? Atrakino! Let's go, chebra, молодец!
O žinot, kodėl laimėjom? Tylėk! Kodėl laimėjot? Trumpos rankos greičiau juda. Opa! Dabar jūs kiekvienas iš jūsų turi po 1 balą. Jūs irgi nenusiminkite, dar bus labai daug progų užsidirbti balą. Gerai, važiuojam toliau. Su draugais! Sekantį žaidimą kiekvienas žais už save. Pagaliau. Tai jūs turite surinkti prekių krepšelį, bet neskubėkite, nes turite surinkti tiksliai sumai. Tai yra 37 eurai 45 centai. O tas pačias prekes galima imti? Negalima. Gerai. Galima, negalima? Negalima. Nu, laba diena. Matote laimėtoją. Matote laimėtoją. Kažkuris iš čia, ko gero, laimės. Mark my words. Tarp influencerių kažkokių. No, grinai. Dabar matot mano POV, kaip aš matau žmonės. Pavyzdžiui, va. Lab. Yokohama į Japan. Oh my god, aš nesuprantu. 2, 1, važiuojam! Tram 7 kem 5. Tram 7 kem 5. Palauk, ką daryt? Plius 6,99. 97 centai, minus 0,97. 20 eurų liko. Tai va, turiu durėlės. Traukis. Kur einam toliau? Turim 20 eurų dar. Čia turi būti pistacijų brangių, plus 10,99. 16 pam. La. 7,99. 1,7. 6,9. Noriu šakočio, vieno noriu šakočio ir antro norėčiau, nes šydėjimas. Man liko 4,47 eurai. Čia bus biškelis sudėtingiau. Aš noriu kokį nors brangesnį tiesiog daiktą paimti. Čia brangiausias, kad turime 8,27. Ok, skirstukai 16,9, 4,7. Visur 9, tai gan sudėtinga. Pala. Gerai, čia euras kem 5, 13 tram 5, minus 0,85. Su viena turėjo kažko ieškoti. Minus 2,99. Palauk. 3,29. Nėra tokios kainos. Palauk, tai čia blogiau negu aš galvojau. 3 eurai. Kažką už 3 eurus. Prašau, kažką už 3 eurus. Čiagi visur 2,99. 7 pam 2, 7 pam. Šitą paėmam. 7,9 plus 10. Ui, viršijų. Neėmam šito. 4,39. Aš turiu 8 centus. Man reikia nusipirkti 8 maišelius. 2,8 eurai, 2,8 eurai, 2,4. Ištryniau! Tai visas kainas! Plius 10. Kur maišeliai? 3,29. Kur yra 3,29? 3,83. Euras tram 9. Ar mes turim kažką už 8 centus? Lygiai 5 eurai liko. Eik tu savo. Šiam 4 centus mes nieko nerasim turbūt. Šiam 4 centai, pala. Šiam 5 centai, 1 cento trūksta. 3, 4, 5, 6, 7. Negalima. O tas pačias prekes galima imti? Negalima. Gerai. 8 centai, degtukai. Čia neįmanoma. Pala, turėtų būti euro. Einam tenai prie kasos. O Jėzus. 9,9. 5, 9, 30 eurų. 2,79. 2,2. Vėl nusinuliavo. Eik tu savo. Pam 9, šiam 9, šiam 9, šiam 4. Man susimušė viskas. 12 centų, kažką už 12 centų. Čia labai sudėtinga, žinokit. Hebra, maišelis centą kainuoja? 4 eurai 10 centų. Kodėl parduotuvėje nėra lygių kainų? Minus 8. 1,9. Jeigu randu prekę už 1,90 lygiai. 1,90, 1,90, 1,90. Prašau. Oh my god. 1 centą trūktų. Viskas! O kur nešt? Nėra nieko. Hematogenas euras 4. Ką dabar daryti? What the fuck, aš negaliu. Atsipalaiduoju.
Reikia prie šokoladukų. Kiek dar centų trūksta? 40. Euras 8, euras 8, euras 8. Viskas! Šiam 5. Nesąmonė! Nesąmonė, kodėl? Pralaimėjau. Turiu. Taip. Tai yra 3 laimėtojai. Tai yra kaip? No way! Eurą 8 liko surinkti. Jau visi? Ne! Ant 1 cento trūko. Vieno cento trūko. Vieno. Po centą po maišeliai! Šitą aš... Man nepasisekė šiandieną. Ui, galvojau, čia bus greičiau ir lengviau, bet... Pala, literally maišeliai. Tai ne vienas maišelis, 1 centas būtų ir aš taip pat būčiau atsimės, būčiau tą patį padaręs. Pamiršau maišelę visiškai. Liūdna, verkt noris. Bet nieko, mes kituose žaidimuose atsižaisim. O aš surašiau kainas ir ištryniau. Atgal grįžtu, vėl skaičiuoju. Aš irgi ištryniau, žinok. Ir viską iš naujo reikėjo pradėti. Aš 2 kartus ištryniau. Aire, Man euras 7 liko. aš tas tiesiog viskas, nebežaidžiu. Aire. Nieko tokio, kitoj rungty pasisengsim geriau. Tai pirmą vietą pas mus laimėjo Edvinas. Paplojam. Antrą vietą laimėjo Žentelis. Užšakuoti atskiras Ir laikas. trečią vietą laimėjo Vitalijus. Bronza. Važiuojam toliau. Reakcijos žaidimas. Kiekvienas žaidžia už save. Tai tiesiog atsitiktinė tvarka krenta šitie pagaliukai ir jūs turite juos pagauti. Kiek pagaliukų pagausite, tiek taškų gaunate. O! Čia jau gerai, jau gerai. Manau, kad užduotis eina, o taškai didėja. Dabar toks reikalas. Pritupti gali tik Edvinas, nes jisai aukštesnis už šitą aparatą kaip du Vitalijai, tai žodžiu. Ir gerai, Lukui irgi galima šiek tiek pritupti. Na gerai jau. Gerai, tai kas norit pirmas? Nu ne! Tiek nei vieno nepagausi, jau koks tau skirtumas tarp pirmą ir paskutinį. Oho! Susifokusuok. Žaidimas, man nepatinka. Ne, man atrodo, reikia dar kada paspausti. Nes neskaičiavo 3-2-1. Va, dabar 3-2-1. Neblogai. Nu tikrai jam yra didesnis kritimo. 0. Varyk, Vitalikai, varyk! Wow! Varyk! Aš nepamatau. Atsipalaiduok. Žemiau rankas laikyk. Paplojam. Oi! 2. 3. 4. 5! 6. That's good. Paplojam. Varyk! O, vyktų. Mesk tą pagaliuką.
Susikaup. 3, 2, atsiprašau. 3. 4. Sikok nusiramyk, rankas plačiau. Shake. And shake that booty for us, let's go. Varyk, susikaup. Oh my god. Gerai. Mes klauk tą pagalį. Mes. 2. 3. 4. 4. Nu gal ne taip, gal truputį. Gal jau ne. Kodėl? Man taip sunku bus skaudėti. Tai tu kaip padaryk, kaip va taip, va, kaip jisai darė. Negali vieną koją iškišti į laupą. Shake. Jej! Žemiau rankas laikyk. Susikaup. Plačiau rankas plačiau. Oi. Paplak grįvelį. Prašyk į vieną, nestresuok, dar yra 9. Susikaup. Man tinka 0. Netinka. netinka, Blogas vienas jau. mindsetas. Tinka, mums nereikia konkurentų. Ai, mes tai Varyk. O? 3. Bare minimum, kaip sako. Mes judame prie kitos rungties, o šiaip mūsų dalyviai net nežinos, kiek balų jie turi, jie sužinos tik tai pačioje pabaigoje. Važiuojam toliau. Šioje rungtyje mūsų dalyviai turės prisiminti šitų prekių eiliškumą. Vienintelis niuansas, iš pradžių jie nežinos šio žaidimo taisyklių. Taip va. Oba! Nu, ką darom, Silvija? Ir ką daryti dabar reikia? Ką čia reikia daryti? Jūs mane durnu laikot? Kam reikia daryti? Viskas aišku. Aš pralaimėjau. Palauk, kas čia yra? Kažką daryti reikia ar ne? O tai ką daryti, ką jūs nori, kad aš daryčiau tada? Pala, bitutė. Tikiuosi atspėjau. Suvalgyt man, negaliu liest. Ale. Ką? Nebesvaikit, aš nesuprantu, kas vyksta. Taip? Tai ar supratai, ką reikės daryti? Ne. Reikės sudėlioti pagal tą patį eiliškumą, kaip matei. Kiek produktų pataikysi, tiek taškų gausi. Turim tai. Aš jaučiu, buvau vienas iš nedaugelio, kuris įdėmiai tai žiūrėjo, ne? Ar ne? Ar kiti irgi apžiūrinėjo? Aš galvojau, kad čia reikės išdėlioti į šitas lentynas. Aš šoviau memorizuoti, tai gal aš užsirašiau teisingai, o gal ir ne. Aš žinojau, kad tai bus. Aš pasiruošus. O čia jos visos buvo? Taip. Nu, jūsgi žinot, kad aš net nepagalvodamas atėjau ir išėjau. Koks šansas, aš net nežinojau, kad aš galvoju, reikia pasirinkti vietą. Nu gerai, pabandom. O jeigu gražiai pašoksiu, gausi tašką. Wow! Plius tašką jam. Ačiū. Atsimenu šitas, kad buvo čia. Šitas tikrai čia buvo. Šitas buvo per vidurį. Šitas uždarytas čia kažkur buvo. Šitas buvo čia. Aš net įsivaizduoju. O, vaikyti. Absolutely nieko neatsimenu. 0 bus, nėra čia ką komentuoti. Šitas buvo, bitutė į mane žiūrėjo, va taip va. Čia kažkaip mažiau vietos pasidarė. Nebuvo čia tiek daug dalykų. Buvo? Nebuvo. Atsimenu, kad ananasas maždaug per vidurį, nes jį tik pasiėmiau.
Šitų iš vis net neprisimenu, man atrodo per vidurį buvo čia šitas. Šitas turi būti kažkur čia. Šitą tai atsimenu, nes aš jį ėmiau. Čia buvo, man atrodo, kažkur. Aš galvoju, kad 2 ananasai buvo iš tikrųjų. Kas čia per nesąmonė? Vat prisigalvoja, vat reikia, vat. Buvo vienas čia, man atrodo, šitas buvo šokoladinis. Čia. Atsimenu, kad buvo kažkas geltono prie ananaso, tik tai dabar kuris iš tų 3? Man atrodo, kad antras rožinis, gal ne? Taip? O šitas buvo čia. Ar čia jis buvo? Dėl šitų 2 nežinau. Bus Arės pagalba? Šiaip nemeluosiu, jeigu pataikysiu nors 2, sužioj, praut. Reikia žiūrėti jūsų reakcijas. Nežinau. Bet ananasas 4 buvo, man atrodo, tikrai. O čia viskas tilpo? O šitie kur? Čia nesąmonė kažkokia, palauk. Jeigu bandu, aš tikrai būsiu laimingas, žinokit. Šitą sakau nebuvo. Bet padėsiu vis tiek. Tu nežinai, ką žvengi, Ali? Galit man duotas 500 eurų ir viskas važiuoju namo. Čia gal arbata buvo? Nežinau. Palauk, šita betutė tikrai žiūrėjo mane ir čia buvo šalia jos, buvo šitas. Ir dėl šitų 2 neatsimenu. Čia tavo faino? O kodėl šitas? Kur šitas turėjo būti? Aš dar biškai galvoju, dar truputį, nors aš nieko neprisimenu, tai ką aš galiu galvoti šiaip. Šitas čia, šitas čia. Koks skirtumas? Aš vis tiek neatsimenu, ką aš čia bandau dėliot. Gal va taip padarykim. Ne, palieku šitaip. Taip mano galutinis. Pataikiau gerai? Ai, nesužinos dabar, ne? Nei vienu neatspėjau. Viskas, va taip. Taip, fiksuokit, prašau. Ai, gerai. Kiekvienas iš jūsų atskirai turės nuspręsti, kam minusuoti 1 balą. Tu dabar turi nueiti ten, pasakyti visiems, jūs galite kurti alijansus, jūs galite kurti grupės, su kažko susitarti, gali būti, kad kažkas yra lyderis. Ir jūs galite tą lyderį tiesiog nuleisti. Arba kiekvienas balsuoja už tą, ką nori. Tai vat, gali nueiti visiems pasakyti ir tiesiog spręskite kartu, arba atskirai, arba po 1, kaip norite. Oi, bus dramos dabar. Nu, hebra, visi esat? Visi esat? Gali pakviest? Greitai, aš turiu žinių. Turiu dabar pasakyti visiems. Dabar mes visi turėtume savo, kiekvienas anonimiškai, visiškai su niekom nesitariant, turit savo nusispręsti, iš ko atimsit 1 tašką kamerai. Tai, biški daugiau dramas kažkokios. O prieš save galima? Galima prieš save. Tu ypač gali prieš save. Daug taškų. Aš jau žinau, ką rašysiu. Gal aparatas? Bet man reikės vardus pasikartoti. Galim kiekvienas po savo vardą pasakyti, gerai? Nes aš irgi neprisimenu. Aš Žentelis. Tai ką, kas yra, kažkas pasiruošė jau? Aš pasakau. Deja, bet turiu padaryti tai. Aš tikiuosi, jis nežiūrės šito video. Šiaip labai sunku buvo išsirinkti. Jaučiuosi kaip per žaidimą išlikimas. Bet labai noriu šito žmogaus atsiprašyti. Bet, tiesiog neturėjau už ką daugiau balsuoti. Taškas skiriasi. Bet 1 tašką. 1 tašką. Bet įsivaizduok, jeigu visi Bet jeigu keli žmonės prabalsuos už 1 žmogų, tai jis tiek balsų ir praras. Tu savo kaip vargšas žmogus. O gal čia bus vėliau reverse ulo kardas ir pridės tašką. Bet taip nebus. Bet jūs tikrai pagalvokit strategiškai, nes jūs realiai galite nugesinti lyderį. Tas, kas dabar turi 2 vietą, gali turėti 1. Kur? Kas turi 1 vietą? Iš kur? Ai. Nu tuos, kai buvo kas po 6. Šitas. Nu. Ką? Jisai pirmas su krepšeliu atbėgo. Aš tik 3 taškus gavau. Tai jo, bet Tavo vardas. Žentelis.
Aš jau matau, kom Žaidėlis su minusu išėjai čia. O kas laimėjo tos, kur dėliojom kainas? Nieko. Tai Kainas dėlioja, tai šitas. Tas laimėjo. Bet tik 3 taškai ten buvo. Toks jau gyrės, jis to krepšeliu, o dabar? Aš tik tą rungtį ir te laimėjau, suprantate? You never know, gal apvers šitą dalyką. Žodžiu, tai dviejoje įrašyti tarp Žentelio ir Vitalčiko. Vien tik dėl to, kad jie tikrai turi daugiausiai taškų, žinau. Ir visiškai no hard feelings, absoliučiai niekas. Tiesiog mažiausiai kažkaip gaila iš jo paimti, nes jis turi daugiausiai. Esu įstikinęs, kad jis turi daugiausiai. 6 iš viso. Tai, o tai kiek taškų pagavai? Ai, tu 3. O kas 6 pagavo? Nes ten kosmosas. Čia, Vitalčikas. Šitas. Šitas korner pykino paskutinį užduotį. Pa, mes ir laimėjom tą pirmą tašką. Ir tu trečias irgi atbėgai. Bet in memory game Hebra aš ten absoliutely turiu. Tai bet tai... Ten visi turbūt. Tai visi, nu tai kas iš to, kad aš užsirašiau, man... Tai va, čia žinokit, nuo manęs tai nepasiausim, to taškas, kad atimiau. Taip, tikrai. Bet jeigu visi atims nuo to vieno žmogaus, tai va. Jo, tai tada labai blogai. Nusinulint gali tiesiog. Absolutely. Mr. Evil, esu visus sukiršinęs. Vargšas Žentelis, man atrodo, prieš 10 žmonių balsos. Aš šiandien balsuosiu prieš. Reikia paruošti Vitaliką balsuoti. Jisai labai sakė daug prieš. Aš už jį balsuosiu dabar. Davai. Aš tiesiog... Aš šiandien balsuosiu prieš Malakovo. Šitaip, šitaip rašas jisai. Sorry senė, bet tu su savo šitom pagirom, su to krepšeliu, nebuvo skanu. Bet tai realiai, čia tiesiog žaidimas nujaus, kuris daugiausiai turi ir bandyk už jį balsuoti. Bet nujaus, kad mes nežinau, kaip sekas paskutiniam, kur nieko nesisekė paskutiniai užduotį. Jo, seksime. Šiaip labai gaila visų, iš tikrųjų, bet žaidimas yra žaidimas, čia draugų nėra, tai reikia žaisti strategiškai. Ui, biškį sumaišiau raides, bet suprasit, tikiuosi. Aš tikiu, kad labai daug taškų turi. Sakyk, aš tau padarysiu viską, ką noriu. Salto. Salto? Viskas pasibaigė. Tai mane jaučiu visi degina, ne? Pirksi tu. Ačiū už nekėjau prieš mane koncentracijos vėli kažkokias. Tikrai nieko prieš tave neturiu. Atsispirkit tu nuo žemės ir įskleis plačias sparnus. Bus nelengva šitas kelias, o koks mėlynas dangus. Nieko asmeniško, absoliučiai nieko asmeniško. Grinai dėl ūgio tiesiog, nes pavydžiu. Kai kurių likimas tikrai pasikeitė, bet laukia dar viena rungtis, kiečiausia, man atrodo. Dabar turite pasidalinti į 2 grupės vėl. Kas praeitą kartą laimėjo? Ateik, Pirmoji rungtynė. Ar praeitą? Pirmoji rungtynė. Ateik. Ne, tu pas mus. Nu gerai. Nu, Mes einam šitą. O, ačiū. jis protingas. Pasižiūrėkite į savo grupių narius, nes jūs dabar lenktyniausite prieš juos. Jesus Christ. Einam, parodysiu, kas jūsų laukia. Einam! O dabar publika. Dabar. Važiuojam. Hebra, ką? Ar mes važiuosim su Mano dydžio.
Aš net netilpsiu iš šitą. Gerai. Na čia jau tavo problema. Tau 2. Tu per 2 važiuosi. Čia yra tiesiog svajonė su kartingu po parduotuvę pasivažinėti. Nesąžininga. Ai, dar negausiu. Jūs specialiai norit, kad aš nelaimėsiu. Jis va taip sėdės. Čia jo kojos bus, va taip. Hey. ISO. Let's get it. Whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to top it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. Hey, they tryna block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. When the time rock a... Kodėl aš atgal važiuoju? Cold fleece, pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She busted open for a real day. Stay timing up, trying to fill it up, trying to count it up, hill figures. Don't be chillin' with no lil. And if I do, I'll be real with them. Chase a dream, that's a nice ticket. ISO gang, yeah, they still with us. Tu juokauji? Čia šiauriausias dalykas, ką esu daręs. Va čia tai greitis. Čia kaip be stabdžių, tikrai be stabdžių važiuoja. Eik tu sau. Aš važiuoju, aš suprantu, kad jis nestabdo vapšie. Na ką, ar įdomu sužinoti rezultatus? Ir taip, 3 vieta, 12 balų gauna Krivelis. Antrą vietą su 13 balų laimėjo Domantas. Ačiū. Ir aš jums noriu pasakyti, kad tos 2 prieš paskutinės vietos buvo visai kitokios prieš jūsų balsavimą. Visai kitokios. Galėjo būti visai kitaip. Žodžiu, 2 ir 3 vietą jūs nugesinot. Va taip. Bet pirmos nenugesinau niekas. Ir 1 vietą su 17 balų laimi Žentelis. Ateik į vidurį, ir laimi 500 eurų dovanų kuponą. Ačiū, kad žiūrėjot šitą video, nepamirškite prenumeruoti šitą kanalą ir iki kito karto. Ate!